Reikia mokslenis. Galimai biški per daug. Už kokių 20 minučių turėtų atvažiuoti mano sesė. Eisime į Klaipėdą, nes iš ten judėjęs mūsų keltas į Švediją. Šiaip šitą mūsų kompaniją jau matėte Zakopanės vlogę, tai varysim tą pačią Hebrą. Aš asmeniškai turbūt labiau net laukiu pačio kelto, kuris varys per naktį į Švediją. Aš dievinu iš esmės keltus kaip transportą, bet ir Švedijoje šiaip laukiu, nes tenais planuojam varyti po visokius kalėdinius turgelius, miestelius. Nes tikrai žinau, kad skandinavai ir tuo tarpu švedai labai puošisi kalėdom. Tai va, ir jūs visą kelionę būsit su mumis. Taigi, kajutės turas. Lova dvigulė. Staliukas daiktam pasidėti, raminis šaldytuvėlis. Palaukit, kol aš šviesą jungsiu. Opa. Tai va, čia yra rūbinė. Tada čia šiaip toksai pasisidėti ir, aš realiai daiktus tiesiog palikau savo. 2 langeliai. Dar yra toks va veidrodis čia. Vonia. Dušas tiksliau. Štai. Ir vat, iš esmės tokia ta kajutė. Labai šiaip jauki. Apelsinas šitas? Aš standartiškai, kai visko galima įsidėti, aš įsidėjau tiesiog visko po biškį į 2 lėkštes. Šiaip norėjau paimti kompą, kad pradėčiau montuoti video, bet jis mašinoj ir jau uždarytas yra tas, ta vieta, žodžiu, laive, kur stovi mašinos. Tai aš jaučiu knygą paskaitysiu. Jum gaila negaliu parodyti, nes labai tamsu, bet jeigu pati prieinu prie lango, tai matosi jūra. Ir man čia toks fainas jausmas tiesiog. Nes tipo tu tiesiog esi in the middle of nowhere. Tu negali niekaip susekti, kur tu dabar esi iš tikrųjų, nes viskas, ką tu matai, tai yra jūra. Aš šiaip labai džiaugiuosi, kad man nėra to pykinimo, nes taip turbūt aš neromantizuočiau taip stipriai keltai. Tai su jumis, Hebra, tada susimatom rytoj ir jau bus linkėjimai iš Švedijos. Pasiektas. Girdėjai, kaip melodijas tukseno, ar ne? Nesigirdėjai. Vyžu, kaip snūdus. Priplaukiam Švediją. Šiaip mum iki čekino Airbnb yra dar kokios geros 5 valandos. Geras dalykas, kad mes su mašina. Tai dėl to mes galime, tiksliau, ką mes galvojam, tai gal tiesiog paeksplorint Švedijos miestus, kurie čia yra šalia. Tai va, kol kas planai tokie. Aš jau daiktus beveik sukroviau. Man liko tik kelnes įsidėti. Lovą biškį patvarkyti. Šiaip jeigu būsit Švedijoje, tai visų pirma, man kažkas papasakojo, kad jie niekad neuždaro užuolaidų praktiškai. Tu visą tipo gali matyti, kas pa žmonės yra namuose. Ir dar, tipo, aš prisiekiau, gal kas 2 ar kas 3 namas turi šitas veikėjo žvaigždės. Šiaip šitie man tokie skanus yra proteininiai batonėliai ir man atrodo jie yra švediški. Nes čia va žiauriai šiaip didelis jų pasirinkimas. Ypač šitas man yra žiauriai skanus. Ir va šitas žiauriai geras. Dalykas, kuris mane biškiai užknisa užsienyje ir va ypač Skandinavijos šalyse, kad jie lyg ir turi varškę. Nes parašyta cottage cheese. Bet kiek man teko pirkti, pamenu ir Norvegijoje pirkau. Tiesiog toks kaip labai rūgštus kreminis jogurtas ten, bet tokios kaip grūdėtos varškės ar šiaip varškės nėra. Taigi čia bus mūsų tokia karčiama artimiausiam 3 dienom. Čia yra 2 miegamieji. Šiaip čia taip viskas jauku dėl šitų žvakių ir girliandų ant kiekvieno kampo. Čia tada yra virtuvė. Ir mums šiaip žiauriai daug prieskonių paliko. Aišku, be abejo, šitos žvaigždės yra kaip ir visur Švedijoje. Bet blembas, pažiūrėkit, kaip jauku. Net kalėdinę eglutę paliko. Čia 2 miegamasis. Blembas, šiaip kiek nedaug reikia iki jaukumo. Tiesiog low lights, daug žvakių. Žiauriai reikėtai. Labas vakaras, profesoriau Du.
Galimai biški per daug. Karina paėmė kažkokį obuolių gėrimą, kuris šiaip realiai kaip karštas vynas, to kad iš obuolių sulčių, nes čia visokių prieskonių yra. Nuo 1 iki 10. Aišku, tai tiesiog karštos obuolių sultys su prieskoniais, bet man kokie 8. Man kokie 7. Nuo 1 iki 10. 10. 8. 6-7 gal man per saldu, aš negaliu tokio valgyti. Bet man irgi biški per saldu, bet 8. 8, nes atrodo, kad čia taip šokolado nepagailėjo. Ir dar pašildė. Šitie ledai iš Aliaskos yra tiesiog gyvūnų riebalai sumaišyti su sniegu ir cukru. Šitas tik kvepia tiesiog kaip sūris. Paklausykit, kaip skaniai skamba black pudding. Kiaulių kraujas yra verdamas su riebalais ir avižom, iki kol jis tampa juodas. O va šitą reikalą aš seniai norėjau pauostyti. Durianas. Supuvęs mangas. Yra geriausia, kaip aš jį galėčiau apibūdinti. Man toks silkė. Tiesiog kaip sūris fermentas. My mom always told me to eat your fruits and veggies. All right. Žinot, kaip atrodo? Tik būtų papaja, pjaustyta su peiliu, kur patys svogūną pjaustė. Žinot, mama papjausto vaisių. Tavo vienas It starts like a creamy egg, caramel, and vanilla. We're in